Sveiki visi. Šiandien aš eisiu tokią boką ir parodysiu jums vieno kambario dydį. Gerai, tai praėjom. Štai ir kambarys. Aš jį nuspalvinau štai taip. O sienos rožinį, apačia šviesiai rožinį, labai šviesiai rožinį, bet galiu pakeisti, kad būtų tokia, nežinau, kokia galėtų būti. Štai tokia gal. Man patinka. Tai žodžiu. Aš visus daiktus iš pasaulio viso pasiėmiau rožinius ir raudonus. Man patinka ypač šitas rožinis pieštukas. Ir jūs žinote, kieno yra. Reikės tik ją surasti. Štai čia jos pieštukas. Ir jie turi kažkur tai savo koinę. Reikės surasti. O kol kas šitą pieštuką turi turėti. Ir štai kambarys jau nudažytas, tai galim pradėti daryti šitą kambarį. Gerai. Pirma, aš nueisiu štai čia ir paimsiu lovą. Ne. Ir dar paimsiu štai šitokį kilimą. Ir štai šitą. Po to aš tą pačią paimsiu su štai tokį. Noriu, kad būtų viskas gražu. Toliau štai tokią lentyną paimsiu. Dar įdėsiu į vidų ten. Štai šitą. Ir dar čia viršui padėsiu štai tokią pakabą. Ir toliau paimsiu spintą. Toliau nueisiu štai čia, pasiimsiu radiją. Pasimsiu vieną pufką, kurį štai čia padėsiu ir iš virtuvės reikės tik 2 daiktų. Štai šitokio stalo ir kėdės vienos. Ir baigta. Toliau mes sudėsim visus daiktus. Pirma, aš sudėsiu šios daiktus, aišku. Slaimą dar paėmiau, rožinį. Dedam štai čia ir štai čia. Štai čia dėsiu. Šitą štai čia. Šitą štai čia, šitą štai čia. Štai šitas augintinis bus. Dėsiu fotoaparatą. Štai čia. Dar pamečiau vieną kalbą. Štai čia nuotrauka. Toliau. Dar nedėsiu toliau. Kamuoliukai. 2. Išėmiau. Ir štai čia aš padėsiu su butelį.
dabar štai čia pradėsiu viską dėti. Rožė. Ja nežinau, iš vis kur dėsiu. Gerai. Padėsiu štai čia. Padėsiu. Manau, kad visi rūbai jau sudėti. Nagi. Štai. Išėmus štai šitą. Įdėsim. Čia tikrai augalų karalystė, manau. Net 4 augalai viename kambaryje auga. Tai negali būti išskyrus mano mamą, nes ji net 4 augina savo kambarį. Na, ta mamytė mano. Vėliau paimsiu štai šitą ir padėsiu štai čia. Vėliau štai čia padėsiu šitą. Kur galėčiau daugiau padėti? Nežinau pati. Štai čia padėsiu šitą, dar štai čia šitą padėsiu. Va. Ir štai yra visas kambarys. Bet pala. O kur yra žvakutės? Tai dar viena. Gerai, dar vieną žvakutę paimsiu. Ir kur koinė? Taip ir nesupratau, kur tos mergaitės koinė, kur rodžiau pieštuką. Gerai, apsieisiu ir be jo. Ne, gerai. Tai kur ta žvakutė? A, tai prie šviesos. Ta. Dar reikia šviesos, kaip jūs žinote. Tai šitą mums nereikės ir šviesos. Dar paieškosiu augalų. Ne, nėra augalų. Parašau. Ne, nėra. Tai štai rožinio kambario DVD.
Tai štai aš visas veiklas jums parodžiau iš štai šito viso kambario. Ir beje, man patinka šita apranga. Žiūrėjau, mielai atrodo, kai nuėmiau kepurę. Ir uždedam atgal. Tai aš buvau Augustė ir aš gaminau šitą video. Ir beje, aš jums pasakysiu, kad aš ne tik Toka Life World videos įkelinėsiu, bet ir, pavyzdžiui, kitų žaidimų videos įkelinėsiu. Pavyzdžiui, kaip, žinote, Among Us, Gacha Life, Tom Friends ar kaip ten. Tai iki greito gal. Ir nepamirškite, paspausti like, jei jums patiko tas video. Iki.